Klaipėdos vasaros estrada – tai jums ne kokie Vilniaus sporto rūmai. Šis sovietmetį menantis statinys vis dar atlieka savo funkciją, tačiau reikalauja nuolatinės priežiūros bei atnaujinimo darbų. Būtent todėl, kai vasarą primenančios saulės šiluma vis dažniau pasirodo mūsų krašte, o norinčių patekti į pajūrį automobilio eilės vis ilgėja, mes prisiminėme Klaipėdos vasaros estradą. Ši lauko koncertų vieta, pastatyta dar 1983 metais, skirta įvairiems kultūros renginiams, įskaitant dainų šventes ir koncertus. Turbūt pastaraisiais metais skambiausiai iš jų tai grupės Sel koncertai, motociklininkų susibūrimai pradedant ar uždarant vasaros sezoną. Per pastaruosius dešimtmečius estrados būklė prastėjo, o renginių skaičius sumažėjo, todėl kilo diskusijų dėl jos atnaujinimo. 2022 metais viešojoje erdvėje pasirodo įspūdingų siūlymų, buvo pristatytos kelios rekonstrukcijos idėjos. Tarp jų biurų integravimas į estradą ir net pasivaikščiojimo bei dviračių tako įrengimas virš pačios estrados. Vis dėlto nuspręsta tokias ateities idėjas atidėti ir atlikti kapitalinį estrados remontą, siekiant pritaikyti ją šiuolaikiniams poreikiams. 2024 m. spalį buvo pranešta, kad estrados remontui planuojama skirti apie 10 milijonų eurų, siekiant pritaikyti ją įvairioms veikloms, įskaitant neformalų švietimą, visuomenės sveikatinimą bei aktyvų laisvalaikį. Tad šių metų kovo mėnesį Klaipėdos savivaldybė paskelbė planus iki 2028 metų rekonstruoti vasaros estradą ir sutvarkyti beveik 5,5 hektarų plotą aplink teritoriją. Šiuo metu projektas yra ekspertų vertinimo stadijoje, o techninio projekto parengimas užtruko ilgiau nei planuota. Taigi, Klaipėdos vasaros estrada artimiausiais metais turėtų būti atnaujinta, siekiant sukurti modernę ir daugiafunkciją erdvę miesto gyventojams ir svečiams. Bet tokių ateities metų perspektyvoje mes vis nepaliaujame kartoti, jog mūsų projekto palaikymui jūsų patiktukai, komentarai ir žinoma kanalo prenumerata yra labai svarbus jau dabar. Tai įkvepia tęsti šią video kelionę po mūsų mylimą miestą.